patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras šilumos siurbliais. Gerbiamas aukštaūgis Marius Laurinavičius šiandien vėl studijoje. Labas, Mariau. Toks nemažesnis čia šalia sėdi. Labas. Sveiki visi, ačiū už žemimą. Mes darom su Marium truputį anksčiau, negu kad prabėgo jau mėno laiko, kad būtų prabėgęs, nes Marius atostogauti ruošiasi, tai mes darom. Visai ten gali būti. Taip. Geriau dažniau tam negu greičiau. Nu, kaip sekasi, kas naujas? Ar kaip tas tavo laikrodis iki Lietuvos kracho? Kiek dabar minučių rodo? Ne, mes paprastai tą tokį pasaulinį. Pasaulį, tai Lietuvos. Tai Lietuvos atsisuko gerokai atgal šiandien. Šiandien yra didelė šventė Lietuvoje, mano galva. Vakar mes šitą laidą aš anksti ryte leidžiu, rašom dieną prieš, bet... tai čia taip. Jo, dar labai nepasenos informacija, viskas tvarkoja. Tai čia, žodžiu, aš kalbu apie ketvirtadienį įvykius ir Palucko atsistatydinimą galų gale. Nes vėlgi, aš tai grįžtu prie to, apie ką aš visą laiką šneku. Apsivalymas, taip, ir tai yra labai svarbu pačiai Lietuvai, tiesiog, dėl visų vidinių procesų. Bet mano įstikinimu, tai iš esmės Lietuva laimėjo dar vieną tokį žūtbūtinį mūšį prieš Rusijos įtakas. Ir čia yra, aš dar anksčiau, čia dar ne be atsistatydinimo ir praeitoje laidoje pas tave apie tai šiek tiek šnekėjau, bet dar plačiau pas savęs apstekė. Tai dariau tokią laidą apie tai, kad mano, ir čia tikrai ne dėl kažkokių žodžių žaismo, ne dėl to, kad aš čia norėčiau kažkaip tą dėmesį atkreipti, mano grinai analitinių vertinimų, tai, ką mes turėjom dabar, iki Palucko atsistatydinimo, mes turėjom plano Strikoza įgyvendinimą po 20 metų. Nes, kas neprisimena, kas tas planas Strikoza, tai yra Pakso skandalo ir to, paskui jo apkaltos metu, iš esmės rasti dokumentai pas Borisovą kompiuterį. Borisovas buvo jo pagrindinis rėmėjas, čia neva Lietuvos pilietis, bet iš esmės tai dabar jau jis ten seniai Rusijoje slapstosi ir apskritai visą... Būtent slapstosi? Aišku, kas slapstosi. Okay. Jisgi ten turi visokių irgi galų dar Lietuvoje, čia jo ten visokius namus ten dar ten buvo. Turi jis ten tikrai tų galų. Kažkokia požeminė šaudykla buvo. Jo, ten vis. Turi jis ten tų galų tikrai, ir jis garantuotai slapstosi. Okay. Tai Borisovas buvo tas Pakso pagrindinis rėmėjas ir jo kompiuterį rasta. Dar pagrindinis rėmėjas irgi, kas svarbu, kas neprisimena, su Rusijos karinių pramoninių kompleksų labai glaudžiai susijęs. Ne šiaip žmogus, iš esmės su ta visa jau ta kagabistinė mafija iš esmės ten tiesiogiai susijęs. Tai jo kompiuterį rastas planas Strikoza. Tai planas Strikoza esmė buvo, kad planas Strikoza ten vėlgi, neįrodyta aišku, bet beveik aišku, kad rašė ten tokia irgi įtakos neva viešųjų ryšių kontora Almaks tokia buvo. Iš esmės ten irgi visi KGB ryšiai ir visa kita. Ir jie rašė, žodžiu, jų teigimu, tai mes išsirinkom Paksą, žodžiu, jau čia, iš tos perspektyvos, kad jau mes turim Paksą, tai yra Lietuvos prezidentas jau yra mūsų. Vėlgi, jie dirbo Paksui, tai ten nėra parašyta, kad čia jau Rusijos laimėjęs, bet čia jų planas, tos kabistinės kontoros. Ir tada dabar sekantis planas yra, kaip paimti Seimą. Ir viso šitos planos Strikoza esmė, prasme, mes turim prezidentą, paimsim Seimą ir iš esmės valdysim Lietuvą. Tai kas nutiko dabar, mano įsitikinimu, vėlgi, sakau, trumpai dar priminsiu, praeitoje laidoje minėjau, reikia žiūrėti nuo pradžių, nuo pačios pradžios tiek Palucko, tiek Žemaitaičio ir dabar dar pasirodė, kad tenais pat yra ir Skvernelio pradžia prie viso kito. Nes, ten viskas yra ta Vilniaus savivaldybė 2007 metai, kai Paluckas tampa administracijos direktorium, labai jaunas vaikinas,
ten nebeatsimenu, 25 ar 27 metai jam. Ir Paleckio pagalbininkas. Taip, Paleckio patarėjas, statytinis. Okay. Taip, statytinis, sakykime. Čia nei patarėjas, nei nieko. Tais metais aš matydavau Paleckio, o to nematydavau. Jis matyt per pilkas buvo. Jisai buvo prieš tai Paleckio vyresniojo. Tai yra Justo Paleckio kažkoks ten patarėjas Europos parlamente. Taip. Bet čia vėlgi, kai kas daro mano galvą klaidą, sėdami su Justu Paleckiu Palucką. Paluckas buvo asmeninis Algirdo Paleckio, kuris dabar kali kalėjime už šnipinėjimą Rusijai, asmeninis draugas ir Paluckas to niekada neneigė. Ten buvo tas triumviratas iš esmės jų. Ir Vilniaus savivaldybė ten skundėsi netgi, ten visokius, netgi jų pačių partija pradėjo ten visokius skundus, ten iš vis istorija tokia, kad jie iš esmės Paleckis tada pasipriešino Brazauskui iki tokio lygio sudarydamas koaliciją su Paksu, iš esmės, ten Imbrasas buvo meras tuo metu. Tai vat Paluckas, jo pradžia yra ten, tai yra jis yra Paleckio statytinis. Žemaitaitis yra Pakso statytinis. Okay, tai yra vėlgi, čia, jeigu mes kalbam apie planą Stekoza, tai Paksas yra čia. 2007 metai, tai yra praėjus 4 metams, tai yra 3 metams po apkaltos. Mes turim Paksą Vilniaus savivaldybėj, nesmeniškai, bet jo visą partiją. Labai gerai atsimenu. Visi rengdavosi juodai, kaip juodvarniai kokie. Rimtai labai gerai atsimenu. Buvo toks reksnys Rudžionis, ir jie ten labai šušalindavo po kalydarius, kad tik gauti kažkur šiltesnę vietą prie administracijos, prie Karmuškės, kaip man matėsi. Tai va, ir tenais, tada pastato Paleckis kaip savo statytinį pastato administracijos direktorių Palucką, o Paksas kaip savo statytinį pastato ir vėlgi ta visa tolesnė istorija, taigi iki šiol Žemaitaitis aiškina, kad ten Paksas jo ten visoks mokytojas ten ir visa kita. Tai čia pastato Žemaitaitį. Tai va čia nuo to prasideda visa tai, ką mes turėjom. Ir užtat aš ir sakau, kad iš esmės mes turėjom tą būtent ir kas dabar jau gavosi, laimėjo Palucką, vėlgi, laimėjo socialdemokratai, Paluckas per savo visas tas intrigas ir Blinkevičiūtės apgaulės tapo ir Lietuvos dėja prezidento valia tapo, nes čia vėlgi, žiūrint į visą šitą istoriją, tai pagrindinis vaidmuo ir čia iš tikrųjų aš labai rimtai sakau, kad pagrindinis vaidmuo, nepaisant visų Blinkevičiūčių, paties Palucko, pagrindinis vaidmuo yra dėja Nausėdos. Nes jisai ištraukė Palucką į kandidatus, dar net jokie Blinkevičiūtė, jokie socialdemokratai, nieks nekalbėjo apie Palucką kaip kokį nors kandidatą į premjerus. Ištraukė Nausėdą. Tada Nausėda padarė viską, ką tik tai galėjo, kad socialdemokratai laimėtų, plus iš esmės aš net nebejoju, kad jisai žinojo apie visą šitą iš anksto, kad Blinkevičiūtė niekur neis ir bus Paluckas, kai jisai ištraukė. Greičiausiai. Sakau, čia vėlgi, čia aišku mano nuomonė, bet net neabejoju, kad jisai žinojo. Tai jis vėlgi iš esmės prisidėjo prie šitos apgavystės, kad ne Blinkevičiūtė, o Paluckas. Tada jisai palaimino šitą koaliciją su Žemaitaičiu, kad tik tai Paluckas būtų. Ir galiausiai jau, kai netgi visas skandalas kilo iki tol, kol Paluckas pats neatsistatydino ir čia šiandien vos neverkdamas jau čia komentavo. Aš tiesiog tos vaizdus mačiau, aš dar tokio liūdno prezidento nesumatęs. Aš žiūrėjau, kaip jis komentavo šiandien, jis ten aišku piktas dar buvo visas, ta prasme, bet ir liūdnas. Tai jisai iki pat paskutinio, kaip aš ten savo Facebook'e tą mėgstu vartoti metaforą, iki paskutinio politinio atodusio Palucko, jisai gynė Palucką. Tai visoje šitoje istorijoje yra, Nausėdos vaidmuo yra pats pagrindinis. Bet nepaisant to, jie iš esmės su Palucku ir Žemaitaičiu. Ir dabar, kaip dar paaiškėjo, kad Skvernelis pasirodo irgi 2007 metais, tai yra tie patys metai, Skvernelis, Paluckas ir tas pats verslininkas Vilčinskas važiuoja į Minską.
ten jie dabar aiškina, kad jie tenais važiavo futbolo žiūrėti, gal ir važiavo futbolo žiūrėti, aš nieko, bet esmė yra, kad nuo to laiko Skvernelis kartu su Palucku, nes mes pirmiausia sužinojom, kad Paluckas turi ryšius su tuo Vilčinsku, kurio irgi ten neaišku, iš kur pinigai, kapitalas, ir Skvernelis turi irgi asmeninį ryšį, šeimos ten draugai, tiek Paluckas, tiek Skvernelis su tuo pačiu Vilčinsku, nuo kurio čia, pradžia visa, čiagi tas ežerų dugnų finansavimas, kur paskui Vilčinskas sako, kad čia mano pinigai, Paluckas sako, ne, čia ne jo pinigai, čia, žodžiu, iš esmės neaišku, kieno pinigai, bet su labai rimtais įtarimais, kad pinigai yra rusiški arba baltarusiški, tiesą sakant. Tai va tokia situacija ir kai yra tokia situacija, kai viskas tęsiasi nuo Pakso, tuo pačiu nuo Paleckio, kuris yra dabar jau akivaizdžiai nuteistas už šnipinėjimą Rusijai, tai yra akivaizdžiausias plano Strikozai įgyvendinimas. Nes, kaip prezidento jie dabar iš esmės neturi ir tai aš vėlgi čia daug kas, ypač ten emocingai, kai žmonės reaguoja, tai labai, kad Nausėda irgi yra projektas Rusijos. Tai tą aš niekados nesakiau ir tiesą sakant, aš tuo netikiu, nes nėra pakankamai požymių tam. Čia reikia ne tik tai, vėlgi, Nausėdos pradžia yra labai įdomi. Ir aš esu netgi ir pas savęs apstekė, čia ne dabar, bet jau pakankamai seniai, kai jo ta komunistų partijos ta istorija paaiškėjo, kurios nieks ilgai nežinojo, kad jis įstojo į komunistų partiją 88 metais, kai Sąjūdis prasidėjo, tai jis į komunistų partiją įstojo. Jisai ne į Sąjūdį stojo, o į komunistų... Pasiklydo truputį. Pasiklydo žmogus, tai va. Bet tada aš buvau padaręs tokį iš istorinės, istorinės tai yra tų laikų perspektyvos, ką tais laikais KGB darė. Ir jeigu žiūrėt vien tik tai iš tų laikų perspektyvos, būtų labai rimti įtarimai, kad jisai galėjo būti, mažų mažiausiai rengiamas KGB kaip tos būsimos Sovietų Sąjungos reformos, ir visų tų dalykų, kurie, nes vėlgi, čia yra svarbu žinot, kad KGB turėjo planą. Čia visas tas Sovietų Sąjungos žlugimas, jisai nebuvo joks atsitiktinis, jie turėjo visus planus, jie turėjo pasiruošę, kaip jie periminės valdžią visą, nes iš esmės plano viena iš pagrindinė, ko gero, vos nesmė buvo, kad KGB norėjo perimti valdžią iš komunistų partijos. Nes sovietiniais laikais vis tiek KGB ten buvo valstybėje, bet virš jos visados buvo komunistų partija. O KGB planas buvo perimti visą valdžią. Tai jie... Ką jie ir padarė? Jie ir padarė, tai absoliučiai. Bet esmė yra, kad jie tada labai ypatingą dėmesį skyrė, ir ten vėlgi čia ilga istorija, tai net nepasakosiu, bet jie ypatingą dėmesį skyrė ekonomistams. Ir visos tos Gorbačiovo reformos, jos iš esmės yra KGB. Čia yra KGB planas. Ta prasme, pats Gorbačiovas yra Andropovo pasirinktas šituo. Ten daug dalykų yra, ten galima būtų pasakoti. Jaunesniam žiūrovui Andropovas buvo KGB kaip ir įsikūnijimas. Jo, ir jis buvo KGB labai ilgą laiką, ten 20 metų, man atrodo, KGB vadovas, bet po to jisai tapo ir Sovietų Sąjungos vadovu, bet jis labai greit mirė po to. Tai visoje šitoje sistemoje, kai, vėlgi, ten pakankamai yra akivaizdu iš tų dokumentų, kurie paviešinti, kad iš esmės, ir po to, kai jis išvažiavo Vokietiją tą stažuotę savo, kad iš esmės jisai mažų mažiausiai, kas iš Nausėdos pusės galima būtų daryti išvadą, grinai tokia analitiška, kad jisai tą padarė grinai dėl karjeros sumetimų, kad, galėtų išvažiuoti į tą komandiruotę, ten į tą stažuotę į Vokietiją, mokytis ten, žodžiu, prasme, iš esmės. Bet žiūrint iš pačios KGB perspektyvos, ką jie darė. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.